Aš Aivaras Mikutis, sveiki atvykę į mano garažą. Morning. Čia yra abu du tie trakai. Mechanikų autobusai. Čia social truck, autobusas, kuriam mes ruošiamės prieš varžybas. Kodo nėra kaip ir, kiek žinau. Gal nėra signalizacijos. Tai šitoj vietoj mes prieš varžybas aptariam taktiką ir pasiruošėm startui. Development komandai, kai buvom, tai tiesiog turėdavom kemperį ir prieš pačiam kemperį pasiruošdom. Viską tą patį. Tik tai čia prabangiau ir patogiau. Per televizorių čia irgi pajungia veloviewerį ir žiūrim trasos ir diesas parodo visas pavojingas vietas, kur gal atakuosim ar kur gali kitos komandos atakuoti. Patogu taip prieš startą dar prarefreshinti ir sužinoti, kas laukia. Nes vis tiek vakare irgi dažnai turim vakare prieš startą irgi tokį padalyką. Laikrodis rėmėjai, ne? Jo. Ne, pats nesu labai kofemanas baisus, bet išgeriu kavos vieną per dieną, bet nėra, kad labai ten būčiau ekspertas ar turėčiau rocket kavos aparatų. Namuose pats irgi tokį pat panašų. Paprastas žmogus, nereikia nieko ypatingo. Tai čia būna... čia gramai yra, kiek ryšių, kiek pasas po finišo. Tai irgi surašyta pagal svorį, apskaičiuoja plius minus. Bet neprivaloma, čia būna kartais šefas, tai jis irgi padaro ten po finišo sušio ar bananą bread ar kažkokių tokių sumuštinių, kad pamaišyt, nes jeigu tu važiuoji 7-8 dienas, tai irgi, arba net Grand Tourą, tai nevalgys ryžių kasdien 5 kartus dienoj. Picas manas, nežinau ar pizzą valgint, aš pačiam dar neteko pizzas valgyti po finišo, nebent po paskutinio etapo. Čia skalbimo mašina, čia šiukšlinė va, patogu. Čia yra 2 dušai ir 2 tualetai. Vienas pisuaras, vienas tualetas rimtesniam reikalui atlikti. Nu tai va, čia šaldytuvas, irgi čia visokių jogurtų po finišo, vaisių, ko tik reikia po finišo maistui arba prieš startą, jeigu ten rice cake'us kokius nors ar kažką tokio padaro masažistai. Hydration registravimą, tai mūsų komandai mes dažniausiai susirašom vardus, tai kurie dalyvauja ir pasisveriam prieš startą. Ir tada po finišo pasisveriam ir surašom, ką valgiam, kiek sustojam kartu pasisiot. Turim maistą visada prieš startą. Čia šiuo momentu nežinau ar bus. Mes naudojam Emstri, naudojam Betafuelį, bet dažniausiai būna Betafuelis arba Emstri yra toks rėmėjas pas mumis. Jis labiau toks plant-based, tai irgi su skrandžiu patogiau būna, nes susisu 40, tuo jeigu suvalgai 5 geliukus per startą ir reikia 5 dienas iš eilės, tai jau ant tualeto sėdi ilgai po finišo. Čia recovery nelabai gerai tas. O čia dažniausiai sėdi arba po finišo, jeigu nori pačilinti patogiau nei čia pagulėti. Arba dažniausiai irgi diesai, jeigu būna 2 diesai, tai irgi jie apsitarė taktiką irgi. Tiesiog priminimas, nes pas mumis nelabai šitą propaguojamės. Nu, ne visi, bet yra 50 ant 50, vieniem net nesvarbu tas svoris. Jie tiesiog, kai kurie ateinam, parašom bet ką ir viskas. Svarbu, kad patenkinti būtent dietologai. Jo, aš jau pro dabar. Skaitausi pro, tik dar čia irgi šviežias biški. Šveicarų komanda ir esam mūsų pati bazė, service kursas yra Sursi, Swiss German. Šiuo momentu nėra, bet čia dažniausiai kiekvienas dviratininkas su kėde turi savo šalmus, batelius po finišo, kad nesinešioti kambarius ir patogiau būtų, mažiau streso, mažiau nešiotis viską. Šičia yra diesų mašinos, aukštesniais džipais, sakykime, važiuoja diesai klasikus arba labiau Grand Tourų etapus, o dar turim lengvasias, va ten va yra lengvoji. Paprastesnės varžybas ir priklauso irgi nuo dieso norų ir koks etapas, nes irgi būna ir Grand Tourė etapų su žvyrais arba irgi brukų visokių, tai čia priklauso nuo etapo. Šitoj va vietoj mums dažniausiai ruošia gertuvės ir kad taupyt gamtą, tai padaro į
8 litrų butelius. Tai čia yra masažistų vieta ir kineziterapeutų. Jie plauna mūsų rūbus po treniruotės ar po pačių varžybų, ruošia rice cake'us arba dabar populiarius Rice Krispies. Va, geriausi mechanikai pasaulyje. Va čia mano ginklas šiandienas treniruotė. Šiemet su treneriu irgi apsitarėm, kad labiau fokusuosimės į plentą ir tik prieš TT varžybas kažką padarysim, kad intensyviau ir aktyviau. Pasirinkom, kad treniruosimės vieną kartą savaitę su šituo dviračiu ir gal laisvą dieną. Pradėti nuo workshop vairo, kurį komanda davė jau man prieš 2 metus, kai buvau development komandai, nes labai prašėm ir parodžiau rezultatą porą varžybų, tai prižadėjo, kad padarys, tai padarė. Jis toks labiau apglėbė ranką, tiesiog lengviau poziciją padaryti žmogui palei savo, nes pernai važiavom į Valencijos treką, daryti irgi nesėdėsime, bet aero testavimą, kad pasižiūrėt, kiek greitas esu ir kokią poziciją naudot, kad važiuot greičiau. Tai dabar čia yra tobula UCI legal, prieš tai buvo biškiuka kitokie irgi čia matosi, visi skirtingus turi ragelius, tai irgi čia palei poziciją priklauso. Balnelis yra 5 cm, kaip turi būti palei UCI, tai irgi labai sėdžiu ant priekio. Turim va, Selė Italija balnelį 3D printintą, kurį pradėjau naudoti tik šiemet. Myniau gal 1-2 treniruotės, tai labiau patinka. Toks improvementas visai neblogas, nes seniau trindavo klyną, pramini ten 2 valandas, 2,5 jau nebenori nei to dviračio matyti. Dabar visai kitaip. Toliau turim DT Swiss ratus. Labai greiti ratai. Kai išmini net pasivažinėjimą treniruotę, 35 vidutinis, 200 W nereikia važiuoti. Tada SRAMO group setas. Kokį kardaną turim? 54. Nėra labai didelis, bet čia treniruotėm, tai varžybom dažniausiai būna priklauso vėl. Jeigu lyguma, tai net 60 dės, bet vieną kardaną nebus dvigubasnis. Jeigu lygumoj, tai nereikia to papildomo svorio ir aero dragas mažesnis. Porą metų turim time pedalus, bet šiemet padarė jau visai komandai ir dabar padarė Team Edition, tai matosi spalvos juoda ir raudona. Čia tas grip teipas, kad kai važiuoji per posūkius ar kažką, kad nenuslystų ranka, nes paprasta atmotkė labai slysdavo ir tiesiog nebūdavo patogu ir galvodavai, kaip laikyti stipriai ranką ir netyčia paspaudi shifterį ir perjungi power ar kažką tokio. Čia yra Schwalbe Pro One padangos, kurias naudojam jau 3 metus. Irgi, jie keičia pakeičia kitokį compoundą. Turim vienas irgi pilkas padangas, bet jos per lietų nėra labai smagu važiuoti. Tai dažniausiai naudojam šitas, nes techniškam trasom irgi, jeigu yra žvyra, kad būtų daugiau sukibimo, prarandi ten 5 vatus, bet jeigu per posūkį nuvirsi, tai prarasi ne 5 vatus, gali prarasti ir raktikulį ar kažką daugiau. Būdavo 25, 28, bet dabar po 28 abi yra. Kažkuriuo metu, manyčiau, poros metų bėgiai turėtų padaryti ir kitus ratus, kur net su 30 padangom važiuosim. Manau, per porą, kokius 5 metus jau visi važiuos 30-32 padangom ir tada. Jo, čia teisingai. Seniau būdavo alvairas. Digo? Yes. Could we come in with the guy to film just shortly, yeah? Okay. Čia yra mechanikų trakas, kuriam jie atlieka savo magiją ir paruošia mums dviračius. Kiekvienas varžybas važiuojam kaip su naujais dviračiais. Pusę sezono pravažiavęs jis nebebus naujas, bet tiek viską pakeičia, pasižiūri, kad būtų tobula. Pačių rėmų nekeičia, bet, sakykime, pravažiuoju Rubė ar kokias nors Stradė Bianchi, tai perjungęs sueina iš karto. Vienos varžybos, nebėra perjungę. Silpna vieta, kur išsimuša tiesiog per varžtus. Bet čia dabar kur naują padarė, tai turbūt nebus to pačio, bet tiesiog buvo toks small error. Kiekvienas grupsetas turi savo minus, savo plius. Padangas prasikerti, grandinė keičia iš karto. Čia turim irgi ratus kalnams, lygumai, 62 cm, ten yra
40 cm ir čia 55 cm ratai treniruotėms, kur naudojam. Tai jie labiausiai naudojami ir varžybų metu, nes tiesiog visiems orams tinka, ne kad orams, bet visoms trasoms tinka. Va, šičia yra Diego, kuris yra mūsų head mechanikas visos komandos. Tai jis už viską atsakingas ir daug darbo įdeda su savo komanda, kad mes važiuotumėm kuo greičiau įmanoma. Čia palei viską turėtų būti 30 dviračių ir tada gaunasi apie 60 komplektų ratų. Dar servis korse turim apie 100 dviračių, gal ir nežinau kiek ratų. Čia va mūsų TT dviračių trakas, dar vienas garažas. Labiau prie širdies man TT dviračiai, aišku, abu patinka, bet greitis visiems, manau, patinka ir visi norėtų turėti greitą TT dviratį, kad ir mina tik plentę. Visa komanda darė 20 minučių čestą. Aš skipinau, nes sirgau, tai be reikalo nereikia savęs psichologiškai žlugdyti. Pego lygumoj, tai nežinau, kur ten tas ne kanalas, bet visi žino, man rodos, kas yra minė toj pelkiai. Tai darė atkarpas irgi su TT dviračiais, nes jie ruošės parinys. Jo, čia yra vokiečių čempionų. Tai va čia turim Julian Alaphilippės dviratį. Mano negalėjom išimti, nes nenorim mechanikų trukdyti, tai parodysim jo dviratį. Turim 36 vairą viršuje, čia 36, 39 apačioj, kad iš po posūkio sprintą galėtų lengviau padaryti. Turime naują SRAMO grupę, 250 gramų gal lengvesnė. Tikrai jaučias, kad powerus junginėjas greičiau, nebenukrenta kardanas, kaip seniau nukrisdavo. Visai improvementas didelis. Ir stabdžiai yra žymiai geresni, seniau reikėdavo labai spausti, o dabar tiesiog su pirštu ir jaučias, kad net nereikia jėgos įdėti, sustabdyti dviračio. Čia yra BMC T-Machine R1, 28 padangos priekį ir gale, DT-Swiss ratai irgi tokie patys, PM5. Kai pirmą kartą gavau šitą dviratį po SLR, tai išmyjau treniruotę, jausmas buvo kaip ant raketos sėdint. O dabar jau aišku pripranti prie to riedėjimo, viską atrodo tas pats, bet mint nereikia, nuo kalno irgi labai jaučias, kad yra stiff rėmas ir šakė galim parodyti labai plati, bet čia dėl aerodinaminių priežasčių, kad viskas sueitų su grupsetu ir su kojom, kad kuo mažiau drago būtų. Jaučias, kad greitesnis dviračius ir tada galas yra siauras ir labai tas jaučiasi per posūkius. Nėra tokio nelago ar kažkas tojo, bet tiesiog darai ir juda su tavim dviratis. Tai labai patinka, kad toks tvirtas dviratis. Krankai nežinau kokie pas jį. Aš šiemet pasitrumpinau nuo 1,70 iki 1,67,5. Nenorėjau per didelio daryti pakeitimo, nes vėl įtakotų porą savaičių treniruočių ir kad raumenys priprastų prie visko, tai dabar kas po 2,5 mm darysiu. Kitą metą jau 1,65 ir sustosiu, turbūt jau daugiau nebereikės, nes irgi mano tipo raideriui tai reikia torko, kad iš jėgos daugiau minto nepedaliuot. Bet aišku, pačiam labiau patinka pedaliuoti, bet nepakeisi, ką turi daryti. Mano dviratis nesveria 6,8, pas mane yra, nežinau, biški didesnis rėmas, tai kokie 7 su biški, 7,1, tai nėra, kad labai jausčiau, bet jauti, kai yra be gertuvių arba su gertuvėm. Nu, tai tą pusę kilogramą jauti. Būna prologų, kai nusiemi visas į prologas į kalną. Turėjau vieną prologą, tai nuėmė visas gertuvių laikiklius, viską, tai tikrai jaučias, nu ten dingo, nežinau, 200 gramų. Jaučias, kad dviratis lengvesnis, tiesiog po kojom juda greitai, o nebe tą jauti procentą, pusę procento tikrai jaučias. Nes vis tiek pripratęs pilnai prie dviračio esi 700-800 valandų per metus, tai jauti skirtumą, kad ir 1% bus. Atsigabint gal nereikia. Okay, good, thank you. Treneris iš Kėdaros Kęstutis Česaitis pakvietė į dviračių sportą pabandyti. Papasakojo apie Ramūną Navardauską, koks čempionas ir puikus dviratininkas yra, ir tiesiog taip užsikabinau, norėjau tapti ne Ramūnu Navardausku, bet tiesiog Aivaru Mikučiu dviračių sportą. Tai vaikystėje mindavau dviratį, aš norėjau gal 5 klasėje pradėti dviračius lankyti, bet neleido tėvai, nes sako, su sveikata bus blogai.
Nu, aš gerai galvoju gerai, bet tada kokiai 7 klasės gale pakvietė pats treneris Česaitis yra. Nuo to laiko ir minu dvirai. Dabar šiemet pradėjau kolekcionuoti Pokemonų kortas. Tai biški expensive hobbies galėčiau sakyti. Išmintiniausias lenktynės. Sakyčiau gal Paris-Roubaix su U23 metais, kai buvo visą dieną lijo ir buvo šlapias brukas, tai ten buvo gryna loterija. Aš prieš startą tikėjaus, kad gal galiu sufinišuoti nu top 3, top 2-5, bet galų gale buvau, man rodos, 15, bet irgi dėl to nes padariau durną klaidą. Ten buvo, mums finišas buvo į tą velodromą, bet iškart pusę rato ir finišas, nėra kaip profams, pusantro rato. Tai irgi pozicijas nepasirinkau ten, tiesiog kaip važiavai į tą velodromą, taip ir finišavai realiai. O važiavau dėl 2 ar 3 vietos tam velodrome, būčiau buvęs. Bet įsimintinas dėl to, nes visą dieną krato, visą dieną šlapia, grįžau purvinas. Tiesiog experiences, nu, kur niekur negaliu pakartoti tokio. Daug techniškesnis ir yra dviratininkų, kurie tiesiog net laikytų iš techniškumo. O dabar tokios buvo, kai šiemet važiavau, labiau kaip paprastas grupinis. Nieko ypatingo, ten tą bruką pravažiuoju, visi sustojo ramiai. Nuo starto iki finišo dugnas gazas realiai. Buvau padropintas gal tais 23 metais 5 kartus sugrįžau, tada vėl ten. Vienas zavalas buvo toks, kad nežinau kuriam sektoriui, bet dvigubas posūkis ir mocis įstaškė prieki mūsų, o mes palei 50 pravažiuojam. Nu tai visi. Kai kėgliai, kai domino sukritom, vėl atsistojom, vėl nukrito, kiti ten. Tragedija buvo, nes palei 50 vėl važiuoji, kardanas 52 ir dar gale 12-13 užsidėjęs. Tai vėl pavaras reikia nusiminėti. Buvo ką veikti. Tiesiog mėgaus kiekvieną sekundę važiuodams varžybas. Kad ir kaip atrodė, kad kenčiu tuo momentu. Pasakyčiau, kad mažiau stresuoti ir galvoti apie tai, apie smulkmenas, kurios nieko nepakeis, tai ten stresuoti tikrai, kad nepergalvoti per daug visko ir stengtis daryti tai, kas patinka ir mėgautis, o ne pušinti save, kai esi ten 16-17 metų dėl nieko ir tada kenti, jeigu zavalas ar kažkas su tiek darbo įdėjęs ir atrodo jau ne kaip profas, kad darai, bet visą dieną realiai įdėti tam, kad kažką padarytum, bet galų gale neišeina ir tada galvoji, kam aš darau. Tai tiesiog mėgautis, jeigu išeina, neišeina. Ir visi galų gale kažkada išeis. Lietuvoje tai turbūt mėgstamiausias plentas išpylė naują asfaltą, tai labai patiko. Tai iš Kvėdarnos į Šilalę, nuo Šilalės ten yra toks Jupyna, Kaltinėnai, ten toks ratukas. Gaunas nuo mano namų iki namų vėl 90 km, tai toks smagus ratas. Kiek įmanoma Lietuvoje gauti smagių ir įdomių kelių, aišku. Tai irgi tą patį BMC duoda, tik tai yra treniruočių, tai ten nėra keramikinių guolių realiai sudėtų ir viskas. Toks skirtumas, kad nėra keramikinių guolių. O grupsetas viskas tas pats naujas sudėtas. Dabar nusipirkau tik tais Grabelio dviratį iš komandos, tai irgi noriu padaryti, kad kuo mandresnis gautų. Noris ir ant jo greitai važiuoti, gal kažką sustartuoti. Aš nežinau, kiek ten tiksliai, kiek netiksliai, bet palei viską 27,5 ar kažkas tokio. Tai čia bet valandom nesigavo labai daug, daugiau nei prieš tai visus metus, bet su treneriu ir esam padarę, kad step by step, 3-5 valandų daugiau kas metų, tai šiemet tikslas būtų apie 900 valandų, tai ten gavosi ir 805 valandų pernai ir apie 27 000 km. Nėra, kad profai mins 2000 valandų. Atsistatyti irgi reikia kažkaip. Pirmus metus, kai buvau šitoj komandai, tai pusę metų pušinau, kad treneriui sakiau, pravažiuojam varžybas ir skrydis ir kitą dieną jau mint ten 1,5-2 lengvai, bet tada būdavo, kad 2 kartus taip susirgau. Ir toks galvoju, kodėl aš susirgau. Ir po to su treneriu pasikalbėjom ir sakom, pabandom 2 dienas laisvus padaryti.
skrydis ir vieną laisvą dar papildomą. Nemint. Tai taip padarėm, tai niekad neapsisirgdavau. Nu, bent jau mano organizmą aš labai pastebėjęs, kad mano imunitetas labai po varžybų būna nusilpęs. Tai aš turiu labai daug, nu, ne vitaminų ten, kokių nors, nežinau. Bet tiesiog C vitamino, D vitamino, tų pagrindinių vitaminų daugiau pavartoti po varžybų, ten nerekomenduojama dozė, bet dviguba dozė, kad tiesiog greičiau atsistatytų organizmus ir kad mažesnis šansas susirgt būtų. Allrounderis labiau, viską galiu daryti ir į kalną kilt priklauso nuo varžybų lygio, ir į kalną kilt, ir lygumoje važyti razdielką galiu, nu, realiai viskas visai neblogai. Vienas reikalingiausių dviratininkų komandai. Jo. Nu, priklauso, aišku, ten UAE tai ten viską turi. Neturi klasikinių raiderių realiai. Pogačaras gali viską daryti, nu tai čia tokį, tai vienas pasaulyje yra. Dėkui jums, dėkui už apžiūrint mano garažą.